Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Sveiki, aš Austėja. Šiandien pažvelgsime į lobius, kurių nepuošia nei auksas, nei brangakmeniai. Tačiau archeologams jie neįkainojami. Šį kartą, rodydami dronu užfiksuotus Kernavės Pajautos slėnio vaizdus, kviesime grožėtis nedidingais piliakalniais, o pasiūlysime sutelkti dėmesį į nedidelį žemės lopinėlį. Leidžiamės žemyn. Taip atrodo atverta praeitis. Archeologų perkasoje sluoksnis po sluoksnio iš žemės vėl išnyra iki šiol nežinomos istorijos. Patikrinus georadaru užfiksuotas anomalijas, paaiškėjo, kad šioje vietoje protėviai lydė geležį. Tai labai panašu, kad šiandien pavyko rasti geležies lydimo krosnies ortakį. Na, ne visą ortakio, porą fragmentų, bet labai charakteringas radinys. Akivaizdžiai viena pusė ragavusi didelio karščio, išsilydęs molio paviršius net sustiklėjęs, o vidinė to ortakio pusė, kuria oras patekdavo, dumplėmis pučiamas oras į krosnies vidų, dar išlaikęs tokią molio neišsilydžiusio struktūrą. Dar išorinėje pusėje matom tokią iškilę briauną. Čia matyt užsimaudavo dumplių rankovė odinė ir būdavo kažkaip pritvirtinama, pririšama. Sunku pasakyti kaip, bet va toks būdingas radinys tyrinėjant geležies lydimo krosnių radimvietės. Kitoje perkasoje ūkinė duobė, galbūt naudota maisto produktų sandėliavimui. Viso šio turto savininkai buvo įsikūrę netoliese. Tai rodė prieš keletą dešimtmečių šioje vietoje vykdyti archeologiniai tyrimai. Tuomet laiko sunaikintoje patalpoje buvo aptiktas vienas ypatingas radinys. Tiksliau kelios dešimtys radinių, kuriuos ekspedicijos dalyviai pavadino lobiu. Nors tie radiniai nei auksų, nei sidabrų nežibėjo. Tai verpstukų smagračių lobis. Didžioji šio lobio dalis šiandien eksponuojama Kernavės archeologinės vietovės muziejuje. Čia mes matome daug tų verpstukų, bet įdomu, kad dar 1984 metais tyrinėjant gyvenvietę Pajautos slėnyje prie Neries upės, mes radom vienam nedideliam plotelį daugiau kaip 30 verpstukų įvairiausių dydžių. Vienas iš jų išvis kažkoks fantastiškas, jis nedorėjo skylutės tos, pro kur įsistato tas verpstis pagaliukas, ant kurio vyniojasi siūlai, bet visi kiti normalūs, tinkantis darbui, bet kodėl jų buvo tiek daug vienam pastate, vienoje mažytėje teritorijoje, ten dirbo kažkoks meistras, kuris juos lipdė tiesiog. Ar visos moterėlės suėjo kiekvienas su savo verpstukais ir ten verpė. Kolektyviai sunku pasakyti, bet tai irgi toks netikėtas dalykas. O šiaip verpstukas tai yra ir būdingiausia moters įkapė pilkapėse. Ir, aišku, vienas iš dažniausiai aptinkamų buitinių daiktų arba įrankių mūsų gyvenviečių teritorijoje. Verpstuko smagratis tai tarsi verpimo širdis. Jis tvirtinamas prie vėlinėlio ir padeda išlaikyti pastovų judesį, kad siūlas būtų tolygus. Šie nedideli radiniai archeologams pasakoja daug daugiau nei galėtume įsivaizduoti. Ornamentai, medžiagos, netgi jų svoris byloja apie protėvių veiklą, kasdienį gyvenimą ir kūrybingumą. Verpstukų mados, jų forma irgi keičiasi. Dydis tam, kad pagamint storesnį ar plonesnį siūlą, o pati forma
verpstuko irgi keičiasi, jeigu romėniškam laikotarpį 1001 pusėje labiausiai paplitę, populiariausiai vadinami dvigubo nupjauto kūgio formos verpstukai, kai kurie primena vos net tas skraidančias lėkštės, tokie labai įdomus, labai suploti. Tai 1 tūkstantmečio vidury ir antroje pusėje verpstukų forma pasikeičia. Jie įgauna žemos statinaitės pavydalą ir turi tokius briaunas rantelius. Dažniausiai 3 ranteliai, būna ir daugiau rantelių. Ir dar ant verpstukų dažnai dar būna įspausti kažkokie magiški ženklai, suleriniai. Matyt, turėjo sėkmė tada lydėti verpėją. Laiko tėkmė verpstuko istoriją atneša į dabartį. Skrendame virš Kaukų piliakalnio Alytaus rajone. Čia kasmet į gyvosios istorijos festivalį susirenka rekonstruktoriai, kariai, amatininkai, edukatoriai. Karių kovos atkartoja paskutinį piliakalnio egzistavimo etapą, o šalia demonstruojami amatai rodo tai, kuo piliakalnio gyventojai vertėsi taikos metu. Vienas jų – verpimas ir verpstuko gamyba. Taip nereikia, tai yra piražų, rankose ratuką. Piražų gražų. Apvalų? Ai, turi meni, kad ne kamoliuką. Aš kamoliuką, žinai, kaip bandelė, kai kepu, tai kažkaip bandelės formas. Galima va taip šonuko pradėti. Aš ir galvoju, kad tada kitu šonuku galima. Ir gaunasi va toks va su rašteliu. Tyrinėjau Alytaus piliakalnio verpstuko smagračius. Aš juos įsirinkau dėl to, kad jie buvo dekoruoti, nes dauguma yra visiškai paprasti. Dideli paprasti, matyt, po ranka jai būdavo molio, susukdavo, pasidarydavo ir įmesdavo jų. Svarbu neleisti smagračiui atsisukti. Ir visą laiką truputėlį paverpiam, pasukam. Toks štai principas. Aš pati prisimenu savo močiutę verpiant, tai šiek tiek padeda būtent pačiai pritaikyti šį amatą. Ir šiaip gana raminantis užsiėmimas ir be abejo reikalaujantis įgūdžių, kadangi turi siūlas būti plonas ir tinkamas paskui iš jo kažką gaminti. Verpimas verpstukų atsiradęs dar 1 tūkstantmetyje prieš Kristų ir faktiškai tęsiasi iki pat 20 amžiaus. Dar etnografinėje medžiagoje mes galim surasti močiučių, kurios verpia verpstukų, o šiaip tai yra ir regionų, kur iki šiol tai yra pagrindinis moters verpimo įrankis, nes kiekviena moteris turėjo pasigamintų siūlų, turėjo aprūpinti drabužiai savo šeimą, turėjo suverpti, paskui aust tą audinį ir nuo to ir jos vertė kaip moters, kaip šeimininkės, kaip namų židinio globėjos buvo didesnė, jeigu ji buvo gera verpėja. Tai mes turime ir tautosakų, ir dainuose visur. Iš nedidelio daikto gimsta ilga gija. Verpstukas įsuka judesį, o iš paprastos vilnos formuojasi siūlas. Tai procesas, kurį viduramžių moteris atlikdavo kone kasdien, lavindamos rankas ir kantrybę. Šiandien mums tai atrodo sudėtinga, bet anuomet tai buvo įprastas kasdienis darbas. Man parodė vieną kartą ir aš jau pabandžiau ir aš jau padariau, bet iš kažko su siūlu turi reikalų. Sakau, ką nors, bet ką daro, siūlą, tai visi problemų nebus, tikrai išmoks. Aišku, vyram bus gal sudėtingiau. Nes čia toksai, kaip kantrybės reikalaujantis darbas verpti. Verpti tai reiškia medituoti, galima sakyti. Tas kiekvienas toks, tas procesas yra tokia meditacija, kaip mezgimas, moteris daug kas atsipalaidavimui mezga. Tūkstančius metų verpstukų smagračiai gaminti iš įvairių medžiagų – molio, kaulo, akmens, gintaro. Tačiau archeologinėje literatūroje išskiriamas ypatingas radinys
taip vadinamas šiferinis verpstukas. Tai importas. Radinys leidžiantis archeologams žemėlapiuose braižyti protėvių prekybinius kelius. Tikėtina, kad nemažai tokių dirbinių ar ruošinių mus pasiekė iš dabartinės Ukrainos teritorijos, kur yra šio mineralo telkiniai, o viduramžiais veikia gamybos centrai. Lietuvoje mes susidurėm dar su tokia viena grupė verpstukų, kurie aiškiai parodo mūsų ryšius su tolimesniais kraštais. Čia taip archeologinėje literatūroje klaidingai vadinami šiferiniais verpstukais. Iš tikrųjų tai yra ne šiferis, to mineralo, silikatų grupės mineralo pavadinimas pirofilitas. Pats šis mineralas jis yra paplitęs įvairiuose regionuose. Yra Altajoje, yra Kinija, yra Vidurio Urale ir Pietų Urale paplitęs. Bet vienas iš gražiausių, toks raštuotas rusvos spalvos, randamas dabartinėje vakarų Ukrainos teritorijoje, Ovručio miesto apylinkėse, kur ankstyvaisiais viduramžiais buvo pagrindinis jų apdirbimo gamybos centras, kur buvo kasamas tas rusvas pirofilitas arba šiferis, kaip jie archeologai vadina, nuo seno kažkaip tradiciškai, ir iš jo tenai gamino tos verpstukus. Tai yra masinė gamyba ir jie labai plačiai išplito. Tai yra labai mielas rankai gražus daiktas, prestižinis, ir jis aukštesnio luomo žmonių, moterų daugiausiai naudojamas, nes verpt turėjo mokėti ir paprasta kaimietė, ir paprasta miestietė, bet taip pat ir aukštesnių socialinių sluoksnių. Ir diduomenės moteris irgi verpdavo. Iš pirmo žvilgsnio paprastas akmeninis ar molinis smagratis jungia mus su mūsų protėvių kasdienybė. Verpstukas liudija apie moterų darbus, bendruomenės gyvenimą, prekybinius ryšius, net apie tikėjimą pomirtiniu pasauliu. Jis jungia amatą, saugo simbolius ir istoriją. Verpstukas lydėjo moterį ir gyvenime, ir po mirties. Ši tradicija gyvavo nuo seniausių laikų, tapdama atpažįstamų ženklų, kad archeologų surastas kapas priklauso moteriai. Tradicija laidot su verpstuku irgi labai sena. Mes daug jų labai randame, pavyzdžiui, Rytų Lietuvos pilkapių kultūros paminkluose, kas irgi rodo, kad ta tradicija įdėt moterį į kapą, būtent jai būdinga dirbinį, būtent jai būdinga įrankį, kuris ją lydi visur ir šiame pasaulyje, ir aname pasaulyje. Čia yra labai plačiai paplitusi ta tradicija, ir vienas iš tokių charakterizuojančių, kad tai būtent degintinis moters kapas ir elementas, tai yra verpstukas įdėtas į kapą. Čia iš Bandužių. Bandužių kapinynas 22 kapas. Moteris palaidota su smiltainiu verpstuku, sagi, bėriniu, viena apyrankė ir peiliuku. Dar įla tiesa buvo. Verpimas buvo ne tik darbas, tai buvo būtinybė. Be jo nebūtų nei šilto drabužio, nei margaspalvių juostų. Verpstukas rankoje tai ir kasdienės pareigos, ir namų židinio simbolis. Tai tarsi mažas pasaulio ratas. Žvelgdami į radinius ar radinių bei amato rekonstrukcijas, matome ne tik praeitį. Matome rankų šilumą ir ištisas kartas, kurios verpdamos kūrė savo pasaulį. Tikiuosi, verpstukų istorija įkvėps ir jūs prisiliesti prie mūsų protėvių amato. Na, o dabar keliaukime pas jums jau pažįstamą archeokulinarą Marių. Kartu pasigaminkime vieną iš paprasčiausių, greičiausių, bet tikrai gardžių patiekalų. Tai ką, matau, apsilankimas prie Neries buvo sėkmingas. Tikrai. Ir pamankštinsim šiek tiek rankeles dabar. Nes iš karto puola, reiškia, iš karto reikia gaminti. Greitai gaminti. Tai ką gaminsim, kaip manai? Greitą maistą. Greitą maistą, taip. Ir kadangi gaminsim greitą maistą, tai reikia ir šiokią tokią priešistorę pasakyti. Greitai. Taip, greitai. Tai, ką mes darysim dabar, tai yra iešmeliai. Tai yra iešmeliai, ant kurių bus uždėtos žuvis, šiuo atveju upėtakiai, vaivorykštiniai iš Neries.
ir jie bus kepti lauže ant žarijų be jokių papildomų priedų. Tai reiškia, nėra jokios šašlykinės ar kažkokio ten stendo, puodo, griliaus nieko. Keptuvės nieko neturi. Nieko, tiesiog turim tai, ką iš miško galim pasiimti, šiuo atveju ne visai iš miško, nes naudosim kulbės arba kulbių dalis, bet yra vis tiek tai, ką galima rasti. Ir kaip greituoju būdu pasigaminti greitą maistą, pagavus tokį dalyką kaip žuvį, kuri greit genda. Tai visgi ne iš niekur mes tokius dalykus traukiam, šiek tiek matom ir žinom, kur tokie dalykai yra minimi. Tai pirmasis toks paminėjimas, ne tiek, kad paminėjimas, bet nuvaizdavimas yra būtent Pompėjoj. Ten yra atrasta greito maisto užeigėlė, kurioje meniu yra būtent pavaizduotas, nupieštas. Ir ten yra nupiešti iešmeliai. Nelabai aišku, kas ant tų iešmelių, bet tikrai žinome, kad galėjo būti ir žuvis, ir mėsa. Tad pradėkim nuo žuvies ir gaminkim. Labai visi pradžiai mėgsta žmonės paimti ir pripjausti tą žuvelę, čia visokių neaiškių raštų, šventų Bet čia jeigu dėsim ant keptuvės. Šiuo atveju nedėsim. Taip. Reikia atsiminti, kad žuvis, kai kepa, pradeda birėti irti, ne? Tai mes to nenorim. Aišku, jas reikia pirmiausia išdarinėti. Tai išimti vidurius. Taip. Bet galvą palikt. Galvą palikt, nes galvoje yra pakankamai daug kaulų ir jie prilaikys žuvį, kad jinai neišbirėtų tiesiog mums lauže. Gerai. Toliau. Tai kokiais gabalais pjaustom? Mes jos nepjaustom, mes Iš viso? Sielą imsim. Mes tiesiog dabar pasiruošim vyteles. Tai šiuo atveju imsime plonesnes vyteles, žalios vytelės, būtent žalios, nenužievintos, dėl to, kad nužievintos labai greit sudegs, o mes ir būtent bandysim žaisti ant to, kad greit iškepti taip greit, kad nieks nesudegtų ir kol vytelė dar laikosi. Supratau. Tai manau, kad mums užtektų ilgio apie... Tiek? Apie tiek, tai yra apie metrą. Pasiruošim vyteles. Pasiruošiam vyteles. Ir vienai žuviai naudosim būtent 2 vyteles. Dėl to, jeigu mes naudotume tik vieną, jinai pradės sukinėtis. Taip. Dėl to mes naudosime 2, įversime 2 ir apsukinėsime būtent 2 vytelių pagalbą. Gerai. Nusismailinam. Nusismailinam tam, kad galėčiau pradurti žuvį. Upėtakį mūsų. Ir bandysiu išeiti daugmaž ties šiuo peleku. O, puikiai. Pirmą turim. Ir dabar pabandysim antrą. Ir šitą bandysim išeiti ties šiuo peleku. Ir dabar, kai mes padėsim žuvį taip, mes ją galėsim pasiversti tiek vieną, tiek į kitą pusę. Turėtų neprasisukti. Turėtų neprasisukti, labai gerai pasakei. O toliau viskas, reikės eiti ruošti laužą. Gerai. Tai eime prie laužo. Eime prie laužo. Tai va, turim puikias žarijas. Kaitros tikrai jaučiu, kad užtenka. Labai daug kaitros. Pradžiai paruoškim. Pasiruošiam darbo vietą. Taip. Paimam ketvirtį kulbės. Antrą ketvirtį kulbės. Ką tu darai? Tu konstruoji šiais laikais vadinamą šašlykinę. Labai panašiai. Gerai, tada keliaujam pasiimti žuvų. Keliaujam pasiimti žuvų. Ir ką, guldom tiesiog? Guldom. Aš ją bandysiu labiau per centrą. Viskas. Kepimas irgi truks labai neilgai. Visgi upinė žuvis, mažytė, spalva jinai pakeis labai greitai. Tai tikrai greitas maistas. Taip. O kada jau žinosim, kad jau? Pagrindinis rodiklis tai yra akis. Akis turi pabaltėti. Sukietėti šiek tiek ir čia yra pagrindinis rodiklis. Taip pat puikiai matosi, kadangi žuvis yra dabar išdorota, kai mėsa tampa iš rožinės arba raudonos į baltą. Tarkim, šito pusė jau pradeda baltuoti. Jau greit bus gatava. Taip. Tai mums svarbu, kad tai nebūtų ir per maža žuvis. Mes norėtume didesnės šiek tiek, ne? Bet ir ne per didelės, kad vis dėlto greitas maistas būtų ir greitai iškeptų. Taip. Ir labai svarbu nepanikuoti. Klaidų visą laiką atsitiks. Taip. Svarbu ypatingai gaminant tai pirmą kartą. Taip. Ir ant laužo, ant ugnies. Tai aš dabar jau matau, kad jau po truputį
Va, ir nukrito vienas iešmas, bet mes dar turim antrą iešmą. Taip. Ir mes panaudosim kitą žuvį atramai. Volia. O. Mačiau judesi, reiškia dar gyva. Vat, matai, akis pabalo. Pilnai. Vat, ta pusė jau yra irgi. Gražiai apskrudo, akis pabalo. Štai ir pagrindiniai rodikliai. Tai reiškia, šita pusė jau kaip ir pagaminta. Taip. Jau išalkau. Žinok laiku, nes tavo žuvelę jau pasižiūrėkim. Tai nusinešam, pasižiūrėsim, ar dar ne? Nu, žinok, po 3 minučių jinai tikrai bus gatava, manau. Tai man ją dabar leis tai pailsėti. Taip, pailsėti. Gerai. Jinai jau pavargo pakankamai. Tai jinai krenta nuo iešmo jau. Puiku, reiškia gatava. Šita didesnė kaip? Atrodo idealiai. Puikiai. Ir tikrai greitas maistas. Išsiimkim iešmus, leiskim pailsėt ir ragausim. Gerai, šakutės paprašysiu trumpam. Na, ragauk. Aš nesismulkinsiu. Ir be druskos, ir be nieko, ir puikiai žuvelė. Ir greitai. Ir greitai. Oi, labai gerai. Tiesiog šviežia žuvis. Nors negaliu meluot man kaip šiuolaikiniam žmogui. Kažkaip norisi kokių bulvyčių. Bulvyčių dar. Reikia gal pagalvoti, kada kokias apskrudinčią morkytes meduje, ar dar kažką panašaus. Kaliaropę. Kaliaropę. Puikiai, puikiai. Labai smagu girdėti. Nuo verpimo iki žuvies. Tokia šiandien buvo mūsų kelionė po praeitį. Ačiū, kad buvote kartu. Susitiksime kitose kelionėse laiku.